diena, 100 metų. Kaip sekas? Nu ką žinau, ką... O kas čia nutiko? Kaip čia taip nutiko? Įvažiavau į galą vakar. O kaip tu čia taip į telefonus žiūrėjai? Telefonas nukrito, žiūrėjau po sėdynę ir viso. Mhm. Gal čia atidaryta, kapotą bandyti. O tu nebandėjai dar atidarinėti? Nebandžiau nieko dar. Buvo laikas atvirai. Čia bus spina, manau. Nu, to įsiaiškinsim. Laba. Jo, biškį nuleisk. Palauk. Opa. Gerai, blogiau jei nebus. Žiūrim, ką čia turim. Kapotas išvyrė. Lonžeronas tas anas. O kasko pas tai nebuvo? Ne. Gerai. Čia vat matau antifrizo kažką. Tai va čia. Tai ir trūko. Jo, telikų ragas. Nuėjęs šiknon. Bamperiai šikna. Farai šikna. Nu daug čia kam šikna. Kita lempa tai gal kaip ir laikosi. O dar kažkada buvai kažkur įvažiavęs, ne? Vairas apsitrinęs. Nu matau, kad mašinų nemyli. Nu aš žiūrėjau be teliko dabar kol važiavau, nes aš Kaune dabar buvau. Tai va lygiai per valandą atvažiavau. Ten buvo nesusipratimas, bet tolku nuvažiuota. Ir šitą žiūrėjom plius minus detalę, žinai. Gerai. Frizas. Nu čia kaip ir viskas jasna. Kas čia jasna? Jasna, kad nieko nejasna. Radiatoriai gal ir netrūk. Tu čia kažką gavo. Nu davai, gal reiktų pabandyti, oi, palauk. Užkurt gal. Reiktų pabandyti, karočią užkurt, jo. 279 prabėga. Šitas dega. Jo. Metus gal, bet mes niekad netikrinam. A, raktelis tas, ne? Oranžinis, jo. Aha. Nežinau, ignoravom. Bet nieko ir neatsitiko. Vairas koks nutrintas. Celikas kažkoks yra. Kartais padūmindavo. Padūmindavo, ne? Ką? Padūmindavo, jo? Kartais padūmėja, jo. Ko toks vairas, nesuprantu, sudroštas? Nežinau, kas provokuoja tą dūmimą. Nu tai gal tas raktelis? Nežinau. Ne, šiaip tas raktelis dega metus, o dūmijimas, ką žinau. Nu variklis karočią kūrėsi, viskas čia jasna. Variklis kūrėsi. Jo, bet aš nenorėjau važiuoti su ją iki namų. Ne, tai jo, tai ir gerai, kad nevažiavai. Būtų... Tas langą nutrūkus gal... Jo, būtų užkaitę. Gnelį mechanikas. Klausyk, kad čia žiūrėk, šitą šlangą, čia ginai į viršutinę. Šitą? Čia, palauk, čia Jo, bet tai kas čia per išeina, palauk. A, tai čia antifrizas. Įsiplėtimo bakelė, ne? Ой, čia va kas per košį. Хрен его знает. Ну, короче, kad radiatorius на savo vietą, tai čia 100%. Sveikučiai, su jumis sinoptikas Alanas. Alanas pranašauja šiandien sniegą, nes dabar stovėjom, šnekėjomės. Taip sušalau, va, plaukai šlapi. Ką jūs galvojate? Lėkėmės iš to Kauno, atlikėmės tos mašinos ir dėja, bet mes jas nenupirkom. Nes žmogus dar nori pasigalvoti, dar su kažkom pasitart ir tada, sakė, paskambins. Bet aš abejoju, kad aš ją pirksiu, gal nupirks kažkas kitas, bet ir šiaip pas mane tų projektų yra kol kas. Tai nesinori imt tos mašinos, nes daug reikia investuoti. Pažiūrėjom plius minus detalės, 1000 eurų, tai tam paskui tas ant to išeis. Bet pabendravo maloniai, senas pažįstamas. Važiuojam su Ignacijum namo, nes nu ką, šiandien tokia diena kelionių. Dyzelio sudegino man 50 eurų. Tai tiek. Mikrofoną nespėjom užsidėt, bet mūsų Merila parduota ir į biudžetą keliauja plius 300 euriukų. Sakiau, iš trečiadienį viskas keičiasi, savaitė verčiasi į kitą pusę. Tai jau malonu. Žmogus patenkintas atvažiavo pas manęs išėntos mašinos, įsivaizduojat, 1 valandą. Ir va dabar turim 7 vakaro, jis pusę dienos testavosi ir sako, man jinai patiko. Gerai, tai šį vakarą atsijungiam, jau sujudėjo biški vandenis, manau, rytoj bus veiksmo, va tiek va. Na, kolega, pasakai, tą ką veikiam? Jo, nieko neveikiam. Jeigu rimtai, tai labai bloga savaitė. Bet būna ir tai, vat matėt mane laiminga, viską, variantų lietus ir po serijos baigėsi variantų lietus. Nu ir karočią, va, užėjo juodas debesys ir baigėsi šitas variantų lietus. Tai mes apžiūrėjom 2 mašinas ir jų nenupirkom. Vat būna ir tai pas Pirikų, pažinot, kaip aš sakau, būna viena savaitė gera,
kita savaitė bloga. Čia vėl gavom per pažįstamus žmonės gavom variantą. Važiuojam, apsižiūrėsim. Tikiuosi bent jau aš nupirksiu pagaliau. Nes visi variantai arba neadekvatus, o neadekvatus tom, kad už rinkos kainą, o mes irgi, kaip pasakyti, nelabdaros fondas, negalim pirkti už 2000 ir parduoti už 1800, pavyzdžiui. Čia kaip pavyzdys. 100 kitą mum irgi reikės dirbti, kad mes ten aptvarkom, parašėm, išplaunam, rodom viską, gaištam, dirbam, čia mums toks darbas, tai už tą darbą norisi ir gauti kažkokį pinigėlį. Žiūrėjom žiūrėti BMW pirmos klasės automatas. 4 durų, 28 metų facelift modelis. Kainą mes kaip ir susitarėm, tai turbūt jau nebepasidarėsim. Tai važiuojam, pasižiūrim būklę. Jeigu būklė bolė mėnė adekvati, tai nupirksim, bandysim pardavinėti. BMW pirmos klasės, to atsidarysim kapotą, nes yra didelė rida. Pažiūrėsim, ar nėra daugiau kažkokių defektų šitam nuostabiam automobilį. Toj pasišviesim. Variklis yra jau džiugina. Ką mes čia turim? Antifriziką pažiūrėsim. Stabiliai. O, gerai kažkokie išėjo. Raudonas, gerai. Gerai, čia ir daugiau, ką mes daugiau pažiūrėsim. O, kažko čia tie palai viršui. Kvepia melu. Katalizatorių kažkas, man atrodo, galbūt pavogęs, o gal ir ne. Kas čia dar gera. Šlapia iš apačios. Čia čia neatsukinėsiu turbūt, aš taip suprantu. Reikia padaryti test drive'ą. Startas, šiltas startas. Užsikūrė viską. Cielikas nerodo, bet radija veikia. Turim nekrikščionišką rydą. Va, ką mes turim. Ką, biškiu reikia. Opa. Važiuoja gal pusė velnio, ne? Kaip ir visada. Nieko naujo. Nėra blogų mašinų, yra bloga kaina. Kvepia. Va, man patinka, kai kvepia mašinai. Iškart jaučiasi, kad mergina vairavo, nes automobilį kvepia. Jis atvažiuoja, būna smirda, purvina ir visai kitaip, tada net pirkti nesinori. Ką, pečiukas šildo tas, anas. Garsas kažkoks. Neaiškus, išlipsim, atidarysim kapotą, paklausysim. O šitą, šiaip važiuoja, traukia, pakaba atrodo nebloga. Šilta, kvepia, gerai, net lipt nesinori iš mašinas. Bet reikia. To aš paklausysiu, kas ten barška. Kas čia smirda kur? Palais. Išsiaiškinam problemą. Pagaliau, sako, kai visą laiką trečias kartas nemeluoja. Nupirkom BMW automobilį pirmos klasės ir toj bandysim greitai jį parduoti, bevažiuojant namo. Tai tiek, viskas, lekiam į Vilnių. Ką, ir ką jūs galvojat? O po trečiadienio, kaip ir buvo manyta, kaip ir buvo sakyta, kadangi aš jau, sakau, ne pirmi metai šitam versle, įvyko perversmas kažkoks, va, ačiū Dievui. Pliusai dar silpni tokie, bet pirmukas nupirktas ir per 40 minučių parduotas, draugui Pirikūpui, dar jis ten kitą 1 centą užsidirbs. Pirmukas išėjo už 2,5. Į biudžetą keliauja plus 300 eurų. Paskui pakalbėsim, kam pinigus išleisim ir taip toliau, bet faktas vienas, automobilis parduotas ir mes važiuojam dar vieną pasiūlymą. Kitas pasiūlymas pas mus BMW 7 klasės 2005 metų, 3 litrai, 160 kW dizelis ir ant jos sukrautas facelift modelis. Tai važiuojam pasižiūrėti, kas ten per variantas. Galimai gal dar vieną mašinėlį šiandien nupirksim. Tai susitiksim prie Simako. Gavom pasiūlymą BMW automobilį, atvažiavom pasižiūrėti ir dabar darysim lengvą test drive'ą. Jau viską apsižiūrėjom plius minus. Pažiūrėsim, kaip jisai važiuoja. Pakabinė bilda. O ten kažkas labai atsisūgė stipriai. Čia viskam, čia šrotas, vienu žodžiu. Daugiau, mažiau čia šrotas. Ką, nuvažiavom, pasižiūrėjom automobilį. 4, turbūt čia savaitę, ne? Iš 4 nupirkom tik 1 ir pardavėm. Bet faktas tas, kad mašina visiškas lavonas. Žmogus nori kaip už gerą.
Nu, ta prasme, sakė, veidrodėliai tik tai nulaužti. Atvažiuoju nei moldingų, nei slenkščių, nei šmenkščių, nu nieko. Mašina triperis, prastovėjus gal 2-3 metus. Visas surūdijus, nes stabdžių diskai apkramtyti, o ant tiek surūdyja. Ir automobilis nenupirktas, nes ten yra didelė šūdų krūva. Buvo žmogui pasiūlyta 1000 eurų, jisai nori 1,3, o ten uždarbė 100 eurų dar padirbėti reikia. Ten viską, iš ko mačiau uždirbti, tik tai ratai buvo 21 ir dar katalizatoriai gal, nes vis tiek ta mašina keliautų į sąvartyną, iš Rotą. Nes nu ten jos prikilinėti nebeapsimoka. Tai va, tai toks tas mūsų vakaras. Susitiksime rytoj, mėly mano draugai ir sekėjai. Sveiki, sveikučiai. Šiandien va, dirbam čia vieną kitą darbelį padarėm ir turim čia tokią aikštelę vieną, kur būdavo nusimesdom po automobilį kartais palaikyti. Ir va šiandien iš to aikštelį įvyko teroro aktas. Kažkam galimai buvo arba alaus neįpilta, arba pietus neskanus. Nuo širdies kažkas sudaužė visus stiklus. Nuo širdies. Kas čia taip galėjo pasielgti, įdomu? Neįsivaizduoju, bet jo, konkrečiai. Va, pažiūrėkit, kiekvieną langelį išdauž, net ir iki. Šokė šiandien likau, galvo, kad karas Lietuvoje prasidėjo. Būna ir taip. Kažkas kažkam netiko. Gavom pasiūlymą, buvo skambinęs žmogus. Ai, tiesa, sveiki, labą dieną, šitą turim šeštadienį. Šeštadienį žadėjom nedirbti, bet gavom ypatingą pasiūlymą. Kabrioletą buvo siūlytas jisai už 1000 eurų, sakiau žmogui, kad maksimaliai 500. Pas žmogų šiandien atvažiavo kažkas pasižiūrėti, matomai kažkas užšalo, pašalo, sakė, nusileido stogas, nebepasikėlė. Žmogus laukia prekybos centre Panoramoje, kol mes atvažiuosim ir nupirksim tą automobilį už 500. Tai važiuojam pasižiūrėti. Žadėjom šiandien nedirbti, nes šiandien yra draugo gimtadienis. Draugai supras, nu ką daryti, nu irgi pirikupas. Tai lekiam ir susitiksime prie Peugeot. Tai stogas ir nepasikėlė? Žodžiu, atvažiavo žmogus pasižiūrėti, nu normalu, parodyti stogą. Aš taip įtariu, greičiausiai hidraulika, žinai, sušalo ir nebeužsikelia. Bet šiaip mašina jau, žinai, technikinės nebėra jau daug reikia. O technikinė čia pasibaigęs? Baigęs technikinė jau? Ne, iki gruodžio 21. O, tai nebedaug. Galima raktelį. Čia neatsimenu, čia dyzelis ar benzinas. Nu, jo, kabrikai žiemą nelabai gerai. Va, su klaida dega. Tas dega. O čia variklis koks pasia? 2 litrai. Pats ilgai naudojatės? Apie 6 metų. Rankinis irgi toks. Gerai, tai pasižiūrėsim dugną. Kaip iš čia sakė supuvęs, kiek iš čia supuvęs, reikia pasišviesti. Šis, man atrodo, tiltai galiniai pūna, ar ne? Šitos tiltai galiniai, man atrodo, pūna. Kas tu yra čia? O, ten kažkas. Oi, net nežinau, tai stogas dabar ne faktas. Nei kaip, nei kas, nei kur. Nei kaip čia uždaryti, nei kom čia mechaniniu būdu jokių neužsidaro, ne? Neįsivaizduoju. Ir jūsų kaina? Tai 500, kaip jūs siūlė telefoną. Siūliau, kai stogas susidarinėjo. Nu ne, dabar už 500 bus kas nupirkti. 4 padarom. Ne. Ką čia daryt? Tingiu pravažiuoti, labai eismas didžiulis, daug mašinų. Nu to, aš pagalvosiu, gerai minutės, 3 minutės pagalvosiu. Peugeot nupirktas už 500 eurų, pildom sutartis ir važiuosim, užsidėsim toj, va turim šiandien tokį va pasiruošę, nu parodysim, kai važiuosim. Tai va, tai toj dar bus vaizdų, reiks dar pasifotografuoti su juo, su kabrioletu žiemą, nes ne visi durniai taip daro. Tai pildom sutartis ir važiuojam toliau dirbti. O, senis šaltis rogės nusipirko, šokam į rogės ir važiuojam. Tik rogės be stogo, kaip pas tikrą senis šaltį. Ho, 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 Merry Christmas! Labas
rytas. Turim pirmadienį. Šią savaitę nusiteikę nupirkti ne vieną variantą. Gavom skambutį iš dažytojo. Skambutis buvo toks, kad audinė yra paruošta nudažyta. Tai važiuojam pasiėmam Audi ir ten pat paliekam servizę. Datvarkyti ne kėbulą, o važiuoklės darbus, nes ten yra kažkokių važiuoklės defektų. Ruošiam technikiniai, varom į technikinę ir galbūt netgi šią savaitę jau dėsime į pardavimus ir bandysim parduoti. Tada šitą savaitę bus biškiai kitokia. Šitą visą savaitę nuo pirmadienio iki, manau, kokio šeštadienio mes pirksim automobilius ir pardavinėsim kaip visą laiką. Ir pusę savo surinkto biudžeto skirsim vaikams išpildyti jų svajonės. Ten yra Trakuose vienas toks projektas, skirti nepasiturinčiom šeimom išpildyti jų vaikų svajonėms. Tai mes norim prisidėti prie to renginio, tai visą savaitę dirbsim ir pusę biudžeto skirsim ten. Tai ką, važiuojam prie Audinės. Atvykome pas dažytoją, einam pažiūrėti, kaip atrodo mūsų Audi. Nuostabioji Audi. O, papa, vaizdelis geras. Nu ką, Audelė nudažyta labai gražiai. Liko biškį patvarkyti važiuoklę ir į technikinę važiuoti. Nu ką, bomba. Ką, ieškosim to, čia biškį keičiasi planai. Ir juos tvarkyti vietoj pakabėlę pasižiūrėti, o šovė ragą mum. Ir karočią bandysim to skambinti kažkam, kas mus gali priimti šiandien pasižiūrėti važiuoklę. Nu ir prieš technikinę viską patvarkyti plius minus. Nu ką, draugeliai, pilamės kūro į Audelę. Ieškojom pusę dienos servizą suradom, važiuojam, nuvarom Audi, nes prieš tiek apžiūrą patvarkyti, važiuoklį, dar kažkur kažką, kad sužiūrėtų viską, prieš rūkus ir panašiai, rankinį. Ir turim parduotą automobilį parduotą Toyota Yaris, bet įsivaizduoja dar kaip būna visko pas pirikūpus. Mes jį pardavėm už 500 eurų. Tai biudžetą keliauja nulis pinigų, netgi minus kokių 15 eurų, nes aš jį ploviau. O būna kartais ir taip, niekam jos nereikėjo to automobilio. Ir teko, karočią, parduoti už savus. Tai va, pilam benziniuką, Yaris parduotas. Bet aš tiesiog kartais noriu parduotą šiukšlę, kurį pastovėjus ir nelauk. Ir geriau investuosiu kažkur kitur, gal kažkur kitur uždirbsiu. Tai va, važiuojam Audinę, varom į servizą, suradom žmogeliuką, kas rytoj padarys. Ir bandysim šią savaitę kažkaip perėti tech apžiūrą. Čia filmuoji dar, ko tu čia filmuoji? Va, Audinę palikom servizę ir ką darom, važiuojam. Važiuojam medžiot variantų naujų kažkur. Reikia variantų, šią savaitę pas mus tokia įspūdinga, kokia įspūdinga. Turim išpildyti vaikučių norus, o ten tų norų mačiau yra 162, jeigu neklystu. Tai iš jų norėtųsi bent kokių 20 tikrai išpildyti. Tai va, kad jų 20 išpildyti, reikia užsidirbti pinigų. Tai bandysim šią savaitę kažką privirinti. Jeigu ir nepasiseks mums užsidirbti kažkaip ir pasidalinti, tai skirsim iš savo kišenės tų pinigėlių, nes aš jau susiskambinęs, jau pažadėjęs, tai kelio atgal pas mane nėra. Bet aš manau, kad gal viskas bus neblogai, to išsivažiuosim. Nesgi būna visko, ir pakilimų, ir nusileidimų. Sveikučiai, mėly draugai. Karočią, turim Golfesterį, sugalvojom vieną rilsą. Darysim tą rilsą, tai einam pripučiam padangėlę, ką dar padarom užkuriamį, nes paliubo mokumas bus... Ignelį, ledina tu. Ką aš prisiminiau? Kur Golfo akumuliatorius? Su Mazda išvažiavo. Tai kaip mes dabar su juo važiuosim? Nu va, matot, susigalvoji kažkokį planą. Tu žiūri, prisimini, kad ragai. Bet liktais turim bagažinę, kumą einam pažiūrim. Šio fana, nu. Ir ką mes turim? Mes, ką čia turim? Neturim jokio kumo. Palauk, kad... turim Yarį. Karočią einam iki Yario ir iš Yario išimsim akumuliatorių. Ką mes sakysim žmogui, kuris pirks Yarį? Kelintą mes čia turim šiandien. O, už 4 dienų mes galėsim užėti savo naujas patalpas. Jau blemba iš tikrųjų ir laukiu, ir nelaukiu. Laukiu dėl to, nes noriu, o nelaukiu dėl to, kad ten reikės daug pinigų investuoti. O su pinigėliais silpnai, kol kas silpnai. Taip. O, mašina atsirakina. Yaris parduotas, kaip ir minėjau vakar, kur mūsų įrankių dėžę reikia atsidaryti. Įrankių dėžėj yra raktelių ant 10. Niekas šiandien šitą kumą senai neatsukinėjo. Šiufana. Jo, atsukau. Gal geriau buvo prieš tą Yarį nesiliesti, viskas lūžta, krenta. Opa. Šiaip žmogus šiandien turėtų žiūrėti pasimti šito Yarį.
Nu karais paskui grąžinta kumo kažkaip. Vis tiek dar neskambino, nerašė. Tikiuosi, kol mes sugalvojom tą rylsą daryti, jis neatvažiuos. Čia nepasakys, kad visi atvažiavau Jario. Sakė, čia yra kompresorius. Ir žiūrėkit, ką aš jums noriu parodyti. Draugas nemelavo, čia kompresorius yra. Tik tai viena problema, kad mašina užrakinta. Tai patikrinsiu, gal kažkas kažkur atsidaro netyčia. Niekas neatsidaro. Taip, tai skambinsim draugui. Mielas draugai, jūs tiesioginiam ryšy. Mačiau, jūs nemelavot, kompresorius yra, tik tai problema, kad mašina užrakinta. Nu? Nu, jeigu jau Lukas sako, kad reiks palaukti 15 minučių, tai galim pasiruošti laukti pusvalandį. Spaus per pedalą, seniai, aš laukiu. Gerai. Davai, sakė bus, bet jisai visą laiką sako 10 bus už 20, jeigu 15 bus už pusvalandžio, kitaip nebūna. O, belemba. Kas čia šiandien darosi? Lygtais už vakar salėj buvau. Rankiną rankui pasiliko. Čia pliusas, kaži? Va, minusas. Gerai, tai pažiūrėsim. Pabandysim gal užkurti tiesiog mes jį. Gerai, kur jo raktai įdomu? Kur raktai? Kur golfo raktai? Tai va, aš visur ieškau rakto. Ir ką aš prisiminiau, kad tokiam automobilį raktas tiesiog guli bardačiokė visą laiką. Nes aš nemanau, matot, nemanau, kad jį kas nors pavoks. O kodėl nepavoks, nes nėra akumuliatoriaus. Ką, bandysim šaltą startą toj? Nu, aš matau, be krokodilų pagalbos čia nieko nebus. Reiks turbūt jau į bažnyčią nueiti, atsibodo man tos nesėkmės. Tai va taip atrodo Pirikupo diena, va taip, jums atrodo, kad čia viskas greitai. Pas jūs viskas greit vyksta per video, pas mane visai negreit čia viskas vyksta. Nu, pamatuojam gal, kaip čia blemba atsidaro. Oi, be šansų. Jeigu aš arčiau privažiuosiu, mums nieks nepadės. Mums reikia įsistumti golfą į lauką ir tada privažiuoti va taip. O, šitą prisukom. To surasim raktelį didesnį. Opa, ant 13. Gerai, kaip instrumentai vis laik su tavimi. Galim dėti krokodilus. Minusas, pliusas. Turime krovimą. Šaltą startą. Dirba žvėriuga. Gerai, ką, atjungiam viską. Akumuliatorius tegul kraunasi, laukiam Luko, pučiam orą ir važiuojam, kai ką padarysim su juo, nes jis taip ar taip neparsiduoda, stovi be tolko, tai bent mums pasitarnaus kilniam rylsų, kaip aš sakau. Vienu žodžiu, Luko mes nesulaukėm, jis čia važiuos, aš žinau, 10 minučių, bus dar 20 minučių, nebelaiko man nervai, kuriuo aš tą triperį važiuoju iki degalinės be oro, tikiuosi davažiuosiu, arba prisidarysiu dar didesnių savo problemų. Važiuojam. Nu ką, lygtais davažiavom, pažiūrėsim, ar čia įsimontavo, lygtais neįsimontavo. Tuoj bandysim pūsti. Kažkaip davažiavom, jau galvoju, kad įsimontuosi. Nu, nefilmuok man tos nuosės, nekišos kameros. Mane nuosės, taigi žmonės sakė, kam tu kišytą nuosį tą kamerą. Nu, taip, didelį, nu, eik, tuoj kalsiu vieną. Pas mus viskas vyksta ne pagal planą, nes atvažiavo dar Jario žmogus pasiimt. Tai vienu žodžiu, viskas labai kol kas ne pagal planą visiškai. Tai nežinau, pučiam orą, važiuojam tada tą Jarį atiduot. Čia akumo nėra, čia kažkur akumas skolintas. Balaganas. Pas šiandien 26. Draugai, viskas tik dėl jūsų. Šitas kūriamas kontentas, kad būtų linksma. Čia bus rylsas. Važiavom pas draugą Edgarą ir jo komanda. Davė porą šitų, davė porą instrumentų. Ir to išrinksim visą golfą. Labą dieną. Va. Visa komanda suvažiavo, ponas direktorius atvažiavo, viskas jau procese. Tai dabar šitą filmuojam kur rylsą, šitą visą rylsą pamatysit pas mane Instagrame, kaip atrodys jisai. Čia tik pasiruošimas jam kol kas. Oi, biški negerai, biški sulūžo. Sveikučiukai. Gnelis pas mane šiandien paklausė, Alnai, gal netyčia žinai kažkokį BMW gerą šrotą. Sakau, žinoma, kad žinau. Ir čia pas mūsų tokį vieną rajoną pažįstamą bendrą draugą. Atvažiavom jam detalių. Kodėl sakau draugą? Nes jisai irgi netgi vat užsiklijavęs mano lipduką. Ne tik, ar matot, ne tik Andrei Dronį yra, o ir Alan Hubas yra. Tai va, einam detalių, sakė, turi jau paruošęs. Tai va, Igneliui rekomendavau poną Edgarą, su Edgaru sutarėm. Facebook'ose bus Edgaras BMW dalis ir priseksim va čia va jo numeriuką. Tai jeigu kažkam reikės detalių, kreipitės. Geriausios kainos ir didžiausias pasirinkimas. Sveikučiai. Šitas sveikučiai reikia turbūt nebesakyti. Vienu žodžiu, su jumis reporteris Alanas, su mano reporteriu šiandien
nei šiandien buvo, kol kas, va dabar nėra su manim. O man paskambino iš servizo, kad ta audelė jau padaryta. Tai aš prisiminiau prie to pačio, kad man reikia greitai nulėkti į Signedą ir pasiimti grotelės, kur dedasi prieš rūkai. Tai važiuoju dabar iki Signedos, pasiimu groteles ir važiuosim į servizą pasiimti audelės. Ačiū Dievui, audelė beveik baigta. Paimsim ją ir dar važiuosim pakeisti padangėlių jai. Ir viskas, bus done. Liks tik perėti tech apžiūrą ir keliaus į pardavimus. Nu ką, atlėkėm iki Signedos. Ir kaip jūs galvojat, ką mes gavom? O mes gavom tik sąskaitą. Apsimokėjom viską. Gerai, kad vietoj pasitikrinau. Viena detalė atkeliavo ne tos pusės. Ir visai kitokia. Tai teks grįžti vėl rytoj. Nu ką, visi mes žmonės, visi mes klystam. Grįšime rytoj vėl. Būna ir taip. O, mūsų audelė stovi. Ha, sugalvojau, kaip tai vadinsiu. Palauk, blogai sugalvojęs, nu. Reporteris, va. Tai būsi reporteris, va. Aš jau dabar, aš pirmai tai vadinau, jau važiuoju. Reporteris, tai tu? Kodėl? Ai, nes aš kalbu? Nu. O durnėlis, va. Čia jau susirinku savo žaislus. Visus. Žaislai surinkti, nu, atsiskaityti su žmonėm. Ir važiuosiu, nu. Все, sudė, prisijungsiu prie padangų pats jau. Be tavęs. Ponas Pėcė dirba. Pėcė sakė, už 15 minučių audeliai pakeis padangas. Mes toj nuimsim timerį, pažiūrėsim, ar Pėcė nemeluoja. Padažom ratukus, tada rytoj, sakiau, iš Signedos bus grotelės. Uždedam grotelės, važiuojam į technikinį, pereinam technikinį, nes jau kaip ir nėra prie ko prisikabinti mašinui. Ir keliausi pardavimus. Ponas Pėcė anksčiau darbus pradėjo, negu sakė, kad pradės, kas mane džiugina, nes pas mus padangos šitas labai, nu čia dar tokia padangėlė, aišku. Bet kažkuris ratas mačiau apšė plikas, va. Nu jūs pažiūrėkit. Plika. Tai iš to iš šitų slikų uždėsim aukštesnės biški padangas, gal dar geriau atrodys. Biški padažysim ratukus, kad nesimatytų apdraskimų, nes žiemą neapsimoku perdažinėti. Ir viskas, bet kokia soska. Baisi, bauda. Būčiau aš dabar jaunesnis, tai čia būtų mano svajonių automobilis. Kiek vertina šitą automobilį nuo 1 iki 10? 10. Opa, matėt? Ar vairuotum tokį automobilį? Aišku, kad vairuotum. Nu, matot, net Pėtei patiko. Nors jisai yra BMW fanas. Jisai sakė savo paskutinį BMW asfaltą pridavė, tai dabar nebebūsi BMW fanas. Gana, tu atsikandai BMW. Supratau. Nu, parodom žmonėm padangėlę, kad su tokiam padangėlėm negalima pardavinėti žmonėm automobilį. O eik tu savo, ir čia plika. Ką tu manai, Pėcė? Slykai, ne? Nu, bet toj spręsi šitą problemą, taip? 47 eiliai. Sakau, dirba visą parą. Jeigu man paskambina, tai suderinsiu ir naktį pagalbą, nes šitie žmonės niekada neatsisako padėti. Maladėc. Gerbiu tokių žmonės. Nu ką, turbūt nemaišumėm dirbti, einam užvalgyt kažko. Čia yra degalinė. Pėcė tegul dirba. Norėjom parodyti, kaip atrodo va prieš. Mašina. Ir iš šitos pusės ir iš čia paskui parodysim, kaip atrodo po. Nes Pėcė čia stebuklus daro naktim. Jis genialus žmogus. Pažiūrėkit dabar čia, o šitą kaip atrodo. Afigienai, Tai parodysim ir tą pusę. Kaip Pėcka padarys. Nu bomba. Tiesiog bomba. Nu ir ką. Pėciulė pasistengė, pažiūrėkit. Iš karto kitas vaizdas. Aišku, dabar dar susiguls, nes biškai buvo pakelta. Pėcė, kur tu įsikabinai. Bomba, karočią, Pėcė, maladėc. Visi važiuojam pas Pėcę, kad pasišventės būtų linksmus. Persimontuoti į 47 eilę pas šitą nuostabų žmogeliuką. Kur tu esi? O, Pėcė, ką pakomentuosi? Viską atlikai nuostabiai, ne? Kaip nauja mašina. Nu ir viskas. Visi varot pas Pėcę. Čia biškai matysit, mes čia biškai žvengiam. Pėcė papuolė ant striukės papaduosas. Pėcė gal ant striukės papuolė, ne? Ventiliacija. Val. Sveiki, laba diena. Nu ką, su manim šiandien nėra mano filmuotojo, kas mane filmuoja. Gavom pasiūlymą pagaliau jau per antrą savaitę. Kur šitie plaukai tokie sulipę? Gavom pasiūlymą. Pirmą, atrodo, normalų per 2 savaitės. Pasiūlė Audinę 6C6 Kaune. Tai vat pasiskambinom draugui ir važiuosim su draugu iki Kauno. Paprašiau draugo pagalbos, nes niekas daugiau negalėjo padėti. Padės prasivaryti man mašiną, tai atvažiavau pasiimu draugelį ir lėkiu į Kauną.
Likiu į Kauną varianto. Tikiuosi, Kaune viskas bus gerai, tą variantą nupirksim, parduosim, kažką išpliusinsim ir bus jau iš ko prisidėti prie vaikų. Tai ką, susitiksim, manau, prie automobilio. Daug kažko nefilmuosiu, nes reikia ir vairuoti, ir filmuoti, čia visko viena, nieko nepadarysi. Trūksta trečios rankos. Tai gerai, iki pasimatymo Kaune. Šiveliūra mano kažkokia sulypus. Tai va, kur gavom pasiūlymą, kur sakiau Kaune, tai atvykom prie automobilio pas žmogų. Žmogus sakė, filmuoti galima, viskas gerai. Tai tokie va turim. Audi, ką galit papasakot? Tai matot, buferis buvo užkabintas ant bordiūro. Jo. Čia buvo bandytas užateškinti, nusikėm, bet to vėl užkabino antrą kartą. Tai va čia yra geresnis sprendimas. Ai, va, jo. Jo. To, kai būna su tentais, tokie pusiau Ūros į tą nubraukta buvo, bet nerūdė. Aš jau senai nubraukta. O daug metų jūs turit? Kaip? Daug metų jūs turit? 8 metų. 8 metų, ai. Ir va čia rūdis jo. Ai, va čia, va, jo. Čia gal dažyta, gal žinau, kažkada buvo gal koks biški lenkimas. O taip, techniškai ką čia turime? Nu, juodos lubos, juodos sėdynės. Jo, pažiūrim po kapotu, ką čia gerą turim. Tai nusprendėt atsinaujinti, teisingai? Jo, tokia pačia tik naujesnė atsinaujinom. Nu ką, čia labai kažką, aišku, nepamatysim, antifrizas gražus. Sėliuzai darytas laiką pagal... Nu, tikriau netgi dažniau, nes po to pasižiūrėjau, kad ten kai kurios filtrus kas kelis metus reikia keisti. Keičiau kiekvienais metais. Biški ant stogo matau irgi rudelę, ne? Ai, nu tai jo, čia nuo to kaip aš, ten yra kelias. Nu jo, nervuoju, taip pat apsidaužo. 22 vasarą keista sankaba, visa nauja dėta, o daugiau kažkokių rimtų nebuvo. Gal galima raktelį tada pabandysim. Dabar šaltaina, jo? Jo. Pabandysim šaltą startą padaryti. Ai, stabdį. Aš pamiršau, kad čia ponas mechanikas. Supratau, tiksliai. O, įsikūrė gražiai, viskas gerai. Šaltas, variklis dirba gražiai. Nu ką, aš manau, pasidarom test drive, ne? Manau, jo galim. Tai tada sėskit, prasivažiuosim. Gerai, tai galite, jeigu nesunku mane pafilmuot, su šitą automobilį bus taip, nes aš 2 savaitės dabar kažkaip nebuvo variantų labai silpnai. Tai va, jūsų tas, kur papuolė, tai aš kiek iš jo uždirbsiu, pusę pinigų skirsiu nepasiturinčiam šeimom išpildyti jų vaikų svajonėms. Ant Kalėdų? Jo, ant Kalėdų. Čia Trakuose su meru susiskambinau Trakų, pažadėjau, tai važiuosiu penktadienį jau. Bet kokiu atveju žiūrinėjau tų variantą, tai galvoju perskambinti draugus visus. Žinau, kad tikrai norės kažkas prisidėti. Pats skirsiu kažkokią sumą pinigų, galvoju, jau nieko nenupirksiu. Ir tada važiuosim pirkti dovanėlį jiems. Čia kasmet vyksta ta akcija, aš kasmet prisidedu, bet šį kartą noriu prisidėti daugiau, nes leidžia galimybę. Nu kaip, čia? Ai, o prieš savaitę keičiau priekinės kaldėlės, nes jau metė klaidą, visiškai naujas. Aha, nu aš valiktus ir nieko, važiuoju lyg ir nieko, nes aš tokiu keliu važinėjant dabar, tai jeigu bildėtų, tai tada užknistų greitai. Ai, dirželis biškė, ne? A, nu čia nuo vandens per balą. Jo, nuo vandens, mačiau, apsaugos nėra. Jo, nėra, nes su puslėm skanėm nuėmė viską. Nu ką, automobilis traukia? Jo, viskas nėra to, kad punktų. Viskas labai neblogai. Nu, žiūrėjau smagiai. O padangėlės nepastebėjau, čia žieminės ar ne? O jo, šiais metais, ne, pernai, 23 metais pirktos. Ai, MS čia, ne? Viskas čia gerai. Čia dokumentai su, ne? Jo, šiaip yra mano tėčio vardu tik tai. Jo. Nu, bet tėtis nemokės patvirtintas DK viską. Jo, registrą viską. Tai kaina dabar šito automobilio? Tai 1,5 tarimės. 1,5 tarimės. Gerai. Gerai, tai viso tada atsijungiu, nupildyti dokumentų, atsiskaitom su žmogum. Ir važiuojam toliau. Nu ką, Audelė nupirkta, pinigai sumokėti, sutartys sutvarkytos, dokumentai sutvarkyti. Važiuojam į Vilnių ir važiuosim tiesiai pas Edgarą, manau, nes reikia faras nupoliruoti. Ir ką čia dar padaryti? Jo, ten tokių darbelių, kur reikia biškai padirbėti. Faras nupoliruosim, suksim ten porą varžtukų, kur reikia, nes biškai bamperis atsilapuojas. Ir dėsim į skelbimus. Pasimatysim, manau, pas Edgarą. Atvykome į Vilnių, ne pas ką kitą, o www.lygusautomobilis.lt. Beldžiamės, lygus automobilį. Ką, tu čia? Nupjaut man galvą ruošiasi. Edgarai, padėsi kom nors? O žinai, ką reikia? Reikia porą samarėzikų. Čia va, kažkokių sugalvot man. Ir žinai, ką dar? Gal netyčia dažų patepliuot kažkokių panašių turi? Kažką čiučiut. Ir faras, aišku, reiktų polirnus, bet tai, sakai, neišgelbėsi su farom. Bet aš man atrodo, kad... Ne, bet man atrodo, kad ir tavo šitos rankelės mokėtų papoliruoti. Kaip tu galvoji? Šitas gal padės. Šitą tu, man atrodo, aš žinau, ką nori padaryti su juo.